Labadiena, mėly Sveikatos teisės instituto kanalų žiūrovai. Šiandien prisiminkime, ką kandidatai į prezidentus nuveikė koronaviruso klausimu. Iš tiesų, prieš rinkimus daug kas ir daug ką žada, žymiai įdomiau pasižiūrėti, kas buvo anksčiau. Manau, kad tai labai svarbu, nes daugiau kaip 2 metus iš paskutinių 4 Lietuvos gyvenimą daugiau ar mažiau įtakojo koronavirusas. Šiandien nepasakosiu apie savo požiūrį į kandidatus aplamai, tiesiog objektyviai pažiūrėsiu į tai, ką jie darė vienu klausimu. Iš pradžių neigiami herojai. Be abejo, pirma pati blogiausia vieta tenka premjerei Ingridai Šimonytei. Gąsdinimu, baime, skaldimu, pykčių ir prievarta pagrįstas koronaviruso valdymas nulėmė tai, kad dauguma nukentėjome nuo vyriausybės veiksmų, vienas kitas, aišku, nukentėjome ir nuo paties koronaviruso. Vis daugiau žmonių sutinka, kad reakcija į koronavirusą buvo gerokai žalingesnė už patį koronavirusą. Pasiskiepiję žmonės taip pat gali pakliūti ir į reanimaciją. Po 7 mėnesių jau žmogus, norėdamas turėti tą pasą, turės gauti 3 sustiprinančią dozę. Taip. Kalba eina ne apie privalomą skiepijimą. Lietuvoje jokie skiepai nėra privalomi. Jeigu pirmų 2 skiepų nėra privalomų, tai ir 3 nebus privalomų. Nežinau, ar kada susiskaičiuosim jau kiek čia tų dozių. Geriausiai įvertinimą vyriausybės veiksmams pateikia The Economist. Pagal mirčių skaičiaus pagausėjimą pastaraisiais metais Lietuva yra pati blogiausia pasaulyje. Ne ką geriau pasirodė ir teisininkas profesorius Dainius Žalimas, kuris ne tik negynė skriaudžiamų žmonių, bet netgi užsipuolė tuos, kurie gynė. Čia pat reikia prisiminti, kad ir Lietuvos gėda, galimybių pasas, gimė ekonomikos ir inovacijų ministerijos koridoriuose. Tai ta ministerija, kuriai vadovauja Laisvės partija, kurią atstovauja Dainius Žalimas. Vienas lenkų poetas yra pasakęs: nebijok priešų, blogiausiu atveju jie gali tave užmušti. Nebijok draugų, blogiausiu atveju jie gali tave išduoti. Bijok abejingų, nors jie neužmuša ir neišduoda, bet jiems tyliai pritariant, žemėje vyksta išdavystės ir žmogžudystės. Mamos basos, diena iš dienos, šalo prie prezidentūros. Mamos prašė apginti jų vaikus. Mamos prašė prezidento kreiptis į Konstitucinį teismą dėl galimybių paso vaikams. Prezidentas to nepadarė. Toliau Remigijus Žemaitaitis, kurio veiklos negalima vertinti vienareikšmiškai. Iš pradžių pritaręs neadekvačioms priemonėms ir prievartai, vėliau padarė išvadas ir ačiū jam, kad balsavo prieš privalomą vakcinaciją.
Tai asmeniškai, kaip Remigijus Žemaitaitis, tikrai pasisakau už tai, kad būtų privalomas ir kad tai būtų garantuojama valstybės. Dabar paprasto dalyko yra baudžiamoji atsakomybė, baudžiamojam kodekse yra vienas straipsnis. Tas asmo, kuris sukėlė kitam galimai pavojų ir dėl to galėjo mirti, tai atsako baudžiamoji atsakomybė. Tai tokiu atveju žmogus, kuris, narkime, nesutinka ir nepasiskiepia ir dėl jo kažkokių tai veiksmų gali kitą žmogų ištikti, nelaimė, mirtis ar panašiai, tai bus elementariai teisiamas už žmogžudystę. Yra toks Seimo valdybos nutarimas, kuris reikalauja, kad visi Seimo plenarinių posėdžių salėje dėvėtumėm kaukės. Aš matau bent 2 Seimo narius, kurie nedėvi kaukių, tai Valius Ąžuolas ir Dainius Kepenis. Kreipiuosi į Seimo etikos komisiją, kad išnagrinėtų šitą faktą. Remigijus Žemaitaitis dėl leidimo tvarkos. Ačiū, gerbiamas vicepirmininkas, pritardamas jūsų idėjai ir minčiai, aš pratęsčiau, būdamas vicepirmininku. Tai, kaip žinote, buvo užduota užklausimai visiems Seimo nariam, kurie turi pateikti informaciją, ar jie turi skiepą, ar turi galimybių pasą, ar PGR testus. Tai jūs, kaip pirmininkaujantis, kreipkitės į etikos procedūrų komisiją, kad visi Seimo nariai išviešintų informaciją apie tai, ar jie yra pasiskiepę, ar turi galimybių pasą. Ir toje vietoje mes matysime, kiek yra iš tikrųjų Seimo narių, kurie nepritarė, ir tai yra sveikintinas dalykas, nes tai yra jų valia, jų suvokimas, ir tie, kurie turi būti. Nes užteks manipuliuoti šitais, nes šiandien yra 24 Seimo nariai, kurie nepateikė informacijos apie tai, kaip jie apsisprendė tolesnį gyvenimą gyventi Lietuvoje. Manau, Seimo nariai išgirdo išmintingą Remigijų. Gerai pasirodė tik 2 iš 8 kandidatų. Docentas Eduardas Vaitkus, būdamas medikas, dar iki pasirodant vakcinoms pagristai reiškia abejonės, nes gerai žino su naujais vaistais susijusius pavojus. O mes šiandien kalbamės apie naują vakciną, kurios, kaip sakoma, kaip išsigelbėjo, laukia ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis. Tai toks burbulas padarytas, tai laukiam. O kodėl vis dėlto jūs sakot lygiai taip pat skeptiškai? Labai panašiai kaip... Aš neskeptiškai. Aš manau, kad aš realiai sakau. O kodėl jūs vis dėlto sakot, kad pirkdami mes šitą vakciną nuo koronaviruso mes perkam katę maiše? Vėliau Eduardas Vaitkus prisidėjo prie visuomenės švietimo, atsverdamas įvairiais kanalais sklidusią dezinformaciją. Deja, taip pat reikia pažymėti, kad dar 2021 m. rudenį per patį koronaviruso krizės įkarštį docentas Eduardas Vaitkus ir ypač jo artimiausioji aplinka pradėjo juodą visuomenės skaldymo darbą savo nevykusiais išpuoliais prieš Sveikatos teisės institutą. Visos tos lentelės, kurias demonstravo Rimas Jankūnas, ten buvo padaryti tyrimai, ten vienam žurnale moksliniam buvo tokie tyrimai. Visa tai yra visiškas informacinis šlamštas. Visiškas informacinis šlamštas. Sveikatos teisės institutas ir asmeniškai aš iš šios išpuolius nereagavome 2 metus, iki pat 2023 m. gruodžio. Tačiau grįžtame į 2021 m. rugpjūtį, kai Lietuva buvo sukaušiusi jau nebe koronaviruso, o neadekvačių savo vyriausybės veiksmų baimė. Tarsi šviesos ir vilties spindulys, tada buvo profesoriaus Igno Vėgėlės kalba advokatų suvažiavime. Esame liudininkai gimstančios naujos tvarkos, kurioje pasaulio nacionalinių valstybių elgesio modelius pradeda diktuoti tarptautinių organizacijų ir verslo struktūrų konglomeratas. Pasaulio sveikatos apsaugos ministerija, tapusi Pasaulio sveikatos organizacija kartu su pasaulinė vaistų pramonė, kūrėsi tarptautinė vykdomoji valdžia. Ji yra kitokia nei nacionalinė, ji mažiau centralizuota, be demokratinio rinkimų elemento ir daug kitokių epitetų dar būtų galima jai pritaikyti. Liūdniausia tai, kad šioje valdymo struktūroje žmogaus teisės ir laisvės yra gerbiamos tiek, kiek jos nepažeidžia esminio utilitaristinio kaštų ir naudos principo. Įjungus stipriausią žmogiškąją emociją, tai yra baimę, kaštų skaičiuoti kartais net nebereikia. Pragmatiškas saugumo instinktas reikalauja pateisinti bet kokius žmogaus teisių ir laisvių kaštus. Aš noriu paprašyti kiekvieno iš mūsų, kiekvieno iš jūsų, gerbiami advokatai,
Padėkime žmonėms šiuo sunkiu jiems metu. Ginkime nuo neteisėto persekiojimo, neteisėto sprendimo, kilusio žalos, neteisėto atleidimo iš darbo. Pasistengkime padaryti kartais net ir savo pajamų ar laisvalaikio sąskaitą. Praėjus kelioms dienoms po šio suvažiavimo įsikūrus Sveikatos teisės institutui, laisvas žodis iš siaurų burbulų išėjo į viešumą. Jau ponas Lušnys šiandien tiek pasakė, kad aš jam siūlau dabar padėti 10 000 eurų atsakomybei už savo žodžius laidoje prieš keletą savaičių. Ponia Širinskienė pasakė, kad vakcinų nuo COVID registracija yra sąlyginė. Ponas Lušnys atsakė, kad ne, neklaidinkite, jau nesąlyginė. Komirnati Pfizer vakcinos registracija. Tai aš dabar sakau, 10 000 eurų. Registracija yra sąlyginė, ponia Širinskienė sakė gryną tiesą, jūs melavote. 10 000 eurų. Nesilažinsiu. Aš nedalyvauju lažybose iš principo, turbūt jokios. Nu tai jūs apsimelavo. Tikėt mokslu, tie skiepai nieko blogo nedaro, Dieve. Tai žmonių pasiskiepė ir nieko nėra. O čia, kad po metų kažkas atsitiks, arba kiek ten... Kai žmonės neįsilavinę ir nežino, kas tas skiepas, kaip viskas ten vyksta ir tas imunitetas pasigamina ir taip toliau, tai ir prisigalvojam visokių nesąmonių ir tokia dabar chaosas toks vos ne išeina.